laidos partneriai Vilbra, foto video prekių ir paslaugų lyderiai Lietuvoje. www.vilbrafoto.lt. Pagaliau sušilę orai davė startą motociklų ir motorolerių sezono pradžiai. Po ilgų šaltojo sezono mėnesių į Lietuvos gatves išrieda tūkstančiai dviračių transporto priemonių. Liaudies išmintis sako, netepsi, nevažiuosi, tačiau ką daryti, jei iš po žiemos miego pabudintam motoroleriui vien sutepimo nepakanka. Šiandienos Automoto laidos svečias yra Rimantas Milušauskas, UAB RMG direktorius. Ši įmonė per daugelį metų yra sukaupusi tikrai nekuklią patirtį motorolerių remonto srityje. Todėl neabejojame, kad šios laidos pašnekovas pasidalins tikrai naudingą informaciją apie motorolerių priežiūros ir remonto subtilybės. Pagrindinė mūsų veikla yra motorolerių remontas. Nuo jos pradėjome. Dabar išplėtėm tą veiklą, jau dabar remontuojam ir motociklų variklius, ir kitiem meistram įvairias detalės, cilindrus, alkūninius, įvairius sudėtingus virinimus atliekam. Dažnai verslo sėkmę lemia tiksliai nustatytas sritis, kurioje niekas iki tol nesiūlė prekės ar paslaugos. RMGos direktoriaus pasiteiravome, kas paskatino užsiimti motorolerių remontu. Dėl ko tai buvo pradėta viskas? Čia, kai remontuoji, variklį išdyla cilindras, sakykim, tai nuvažiavau pas profesionalus, jie tiesiog neužsiėmė to darbo. Jis sako, čia mums per mažas uždarbis, čia mes neįdomu. Tai gerai, tai mes tada pradėjom domėtis, gilinomės. Ir dabar neaišku, kas dėl uždarbio, kam geriau. Ne kiekvieną motorolerį vienodai lengva remontuoti. Dažnai koja pakiša tai, kad kai kuriems motoroleriams gauti atsarginės dalis yra gerokai sunkiau nei kitiems. Pasiteiravome, kokiems motoroleriams įsigyti dalis yra sunkiausia. Yra nuo modelio priklauso. Yra modeliai, kur viską galima gauti arba turim vietoje. Tokie didelių koncernų kaip Piaggio, sakykime. O yra modeliai labai reti, kur ten brangiai kainuoja atsisiuntimas, jeigu iš Pietų Korėjos kokios, ar ten, kad ir Kinijos, tai tada sunkiau. Net ir paties paprasčiausio motorolerio suremontuoti nepavyks, jei neturėsime tam reikalingų įrankių ir technikos. Žinoma, net ir patys geriausi įrankiai ir technologijos nepadės, jei jais naudosis neįgudę meistrai. Motorolerių savininkai RMGoje gali išspręsti praktiškai bet kokias jų transporto priemonės kamuojančias problemas. Pirmąjį šių metų gegužės savaitgalį netoli Plungės įsikūrusį Automoto kompleksą Žemaitija sudrebino Lietuvos motociklų kroso čempionato ir Lietuvos motociklų sporto federacijos taurės antrasis etapas. 1,4 km nusidriekusioje trasoje per 2 dienas varžėsi 10 motosportininkų, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš aplinkinių šalių. Varžybose dalyvavo net 27 komandos, kurias atstovaujantys sportininkai buvo susiskirstę į 17 klasių. Nuostabi motosporto šventė džiugino visus, tiek varžybų dalyvius, tiek jų žiūrovus. Adrenalinas liejosi laisvai, purvai taip pat. Nežinia, iš kur nematomus sparnus įsigiję, kai kurie motociklininkai skriejo oru. Na, o kokia atmosfera tvyrojo trasoje ir už jos ribų sužinojome pakalbinę varžybų dalyvius. Pirmasis į Automoto objektyvo taikiklį varžybų dieną pakliuvo Marius Stasiškis, atstovavęs klubą Devyniukė iš Alytaus. Prieš varžybas jaudulys ima? Kaip visą laiką, aišku, labai. Mariau, pirmasis varžybos šiemet? Ne, jau 4. Ir kaip rezultatai? Gali būti geresni, bet kol kas patenkintas kaip ir. Visą laiką galima geriau. Mariui savaitgalis pasisekė puikiai, jis quad klasėje užėmė 1 vietą. Fortuna savaitgalį šypsojosi ir Nerijui Rukštelai iš Utenos. MX2 klasėje jis užėmė 1 vietą. Prieš važiavimą Nerijus nestokojo optimizmo. Jau tiek varžybų atvažiuota, kad jau nebelabai ir jam. Pasiryžęs paimti vieną iš prizų vietą šiandien dieną?
Aš ruošiuosi pirmą paimti. O šaunuolis. Ką dar galėtum pasakyti? Sėkmės visiems kitiems ir savo. Kokiu motociklu važiuoji? KTM 250. Klubo iš Vilniaus MC Vorai atstovo Irmanto teiravomės, kokie vėjai jį atpūtė į Plungę. Nuo 2007 užsikrėtėme stretrą, motokrosį pradėjom važiuoti. O į profesionalus tai va dabar debiutas mūsų. Pirmas varžybas užkalė variklis, tai net nestartavom, o dabar va, bandysim važiuoti. Kaip debiutantai. Ne visiems sportininkams tądien sekėsi. Štai tėvo Antano ir sūnaus Andriaus Greblikų tandemą iš Kėdainių pavedė techniką. Kaip motokroso čempionato antrasis etapas atrodo varžybų komisaro iš Lietuvos motociklų sporto federacijos Vidmanto Gudaičio visą matančiomis akimis. Šios varžybos, kaip ir Lietuvos čempionato, yra antras etapas, bet pagal popierius antras, bet iš tikrųjų jisai pirmas, nes pirmas buvo atšauktas dėl meteorologinių oro sąlygų, kadangi žiema užsitęsusi. Tai va, gavosi, kad šiandien Plungė yra kaip ir neoficialiai pirmas, bet pagal nomenklatūrą yra antras. Ką, oras gražus, žinoma, viskas tvarkoj, kol kas be traumų. Plungės trasa, kaip visada, yra prižiūrėta, stengiasi žmonės, padaryta, štai ir tarp važiavimų dabar lieja, sportininkai pasiruošę po žiemos, daug visokių naujienų netikėtų, tie, kur pernai blogiau, šiais metais jau matosi, kad žiemą dirbo, kurie nedirbo, vėlgi matosi. Na, o varžybos vyksta smagiai, gražiai, kol kas sklandžiai, tikėkimės, kad ir toliau tai bus. Žodžiu, čempionatas prasidėjo pilnu tempu, su labai geru oru, su gerom nuotaikom, gerais norais, gerais užmojais. Į Automoto kompleksą Žemaitija savaitgalį suplūdo sportininkai ne tik iš Lietuvos. Iš kokių šalių savaitgalį sulaukėme svečių? Sportininkai, vėlgi, kadangi Lietuvoje vyksta kova dėl pirmų komandinių vietų, tai daugelis klubų yra pasisamdę legionierius. Legionierių yra ir baltarusių, ir rusų, ir latvių pagrinde, žinoma, gausu. Aišku, mūsų sportininkai taip pat yra labai geri, bet jų klubam neužtenka tiek, kiek yra Lietuvoje, kad gauti rezultatą, tai yra taip. Bet pas mus moterų klasė neša taškus, tai yra žvaigždutė, kuri net pasaulyje į 10-tukę važiuoja, Valerija Lepina už Alytaus motoklubą važiuoja, po to Plungė Latvių lyderė turi pasisamdę, o šiandien atvažiavę dar vieną Latvių lyderę, matomai kaip į treniruotę su vaikinais važiavo ir šitą Valeriją, bet rytoj moterų klasėje manau, kad bus apie 10 merginų tikrai, kas yra naujiena, ką anksčiau kaip ir nebūdavo. Ypatingos varžybų dalyvių ir žiūrovų padėkos nusipelnė motoklubas Žemaitija, kurio dėka pirmą gegužės savaitgalį vykusi sporto šventė išvydo dienos šviesą. Automoto pavyko pakalbinti šio klubo atstovą Saulių Stankų ir paklausti, kokioms įmonėms ir įstaigoms neabejingoms motosportui turėtume padėkoti. Pagrindiniai rėmėjai yra trasos šeimininkas Plungės Jonis, Litnaglis, Plungės Lagūna, Plungės savivaldybė. Jaunojo sportininko Valento Vasiliausko atstovavusio klubą Žemaitija teiravomės, kokie jo įspūdžiai iš varžybų savaitgalio. Kiek metų sportuoji pats? Šie metai yra treti. Patinka tau šis sportas? Taip. Kuom? Kad yra sudėtinga trasa, yra duobių, tramplynų. O kas tau padeda sportuoti, kas treniruoja? Tėtis ir treneris. O kas tavo treneris? Klubo savininkas.
Pasižiūrėti varžybų susirinko būriai žiūrovų. Tarp motosporto fanų netrūko dailiosios lyties atstovių. Negailestinga komplekso Žemaitija trasa alino ne tik techniką, bet ir ją vairavusius sportininkus. Geras renginys gamtoje niekada neapsieina be ištikimo savo palydovo hipnotizuojančio kepamų šašlykų kvapo. Akyli varžybų žiūrovai, kur paganyti akis rado ne tik trasoje, bet ir už jos ribų. Po važiavimo purvo nestokojančioje Žemaitijos komplekso trasoje maudytis teko ne tik sportininkams, bet ir jų technikai. Na, kaip sporto bendras lygis, jisai kyla, nes organizavimas gerėja, tobulėja smarkiai, laiko kontrolė tobulėja, viskas elektronika žengia į priekį, jau registruojasi elektroniniu būdu, iš ankstiniam, barkodai yra ir taip toliau daug kas parengiau. O apie sportininkų meistriškumo lygį dar kol kas sunku spręsti, nes tai yra pirmasis etapas ir matysim, nors jau yra kardinalių pasikeitimų. Pavyzdžiui, vieną pavyzduką, toks mūsų Lietuvos sportininkas yra Nerijus Rukštelė, Rukštela turbūt teisingiau bus, ir yra Latvis Janis Karklinš, kuris visą laiką būdavo prieky jo, o šiandieną pirmą važiavimą turbūt kokį ketvirtį rato užvežė, taip jau sportininkų kalba, užvežė Karklinšiui. Nežinau, gal ar tai meistriškumo, ar tai technikos klaida, kadangi tai yra techninis sportas, bet jis buvo ryškiai priekyje, ko niekada nebūdavo. Iki šių metų niekada nebūdavo. Nu, kada buvo vaikai su 60-ukais, gal važiavo, jie irgi kovoja tarp savęs. O dabar štai Karklinšas buvo kaip ir priekyje, o dabar šiandien visiškai kitaip. Net sunku patikėti. Taip pat kaip ir jaunoji karta tobulėja. Dabar Stasiškis, toksai jaunuolis, pradėjo keturračiai sportuoti. Imantas Tamuliūnas, duokartinis Lietuvos čempionas šiais metais, niekaip nepaėmė Stasiškio, padirbėta per žiemą stipriai. Na, reiškia, sportas juda į priekį, sakykime. Susumavus visus savaitgalio važiavimų rezultatus, paaiškėjo, kad komandinėje įskaitoje trečioje vietoje liko klubas Svedavas, surinkė 193 taškus. 229 taškus surinkęs klubas Devyniukė užėmė antrąją vietą, vos 5 taškais antroje vietoje likusią Devyniukę aplenkė klubas Žemaitija, kuris po šio čempionato etapo pirmauja surinkęs 234 taškus. Šių metų automobilių ir motociklų sporto sezonas dar tik įgauna pagreitį, todėl laidoje Automoto jūsų dar laukia gausybė kadrų iš pačių įspūdingiausių Lietuvos auto ir motosporto varžybų.